Šitame etape sukursiu dvi pyrago tipo ataskaitos formas. Pasinaudosiu pirmąją savo sukurtą ataskaitą, ją nukopijuosiu. Atidarysiu ataskaitos savybių koregavimo langą. Pasirinkęs puslapį General pakeisiu ataskaitos pavadinimą ir jos tipą į pyrago tipo ataskaitą. Aktyvuosiu puslapį Expressions rodikliai ir panaikinsiu rodiklius, kurie parodo dalis procentais, nes jie yra pyrago tipo ataskaitai yra analogiški rodikliams be dalių. O likusius rodiklius sugrupuosiu. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau pakeitimus. Atidarysiu ataskaitą, kad patikrinčiau, koks gavosi rezultatas. Turiu pyrago tipo ataskaitą, kurią matau pagal prekės dimensijas ir kurioje galiu keisti rodiklius. Sukursiu analogišką ataskaitą pagal pirkėjus. Tam minimizuosiu šitą ataskaitą ir ją nukopijuosiu. Atidarysiu ataskaitos savybių koregavimo langą ir aktyvuosiu puslapį General, kur pakeisiu ataskaitos pavadinimą. Taipogi aktyvuosiu puslapį Dimensions ir pakeisiu dimensijos pavadinimą. Vietoj žodžio prekė parašysiu pirkėjas. Nuspausiu mygtuką OK ir dar kartą OK, kad išsaugočiau pakeitimus. Atidarysiu ataskaitą, kad pasižiūrėčiau, koks gavosi rezultatas. Kaip matote, matau pyrago tipo ataskaitą pagal pirkėjo dimensijas ir galiu pasirinkti rodiklį. Pažymėsiu tai, kad ataskaita yra interaktyvi ir galiu rinktis tiek dimensijose, tiek pačioj pyrago formai ir atitinkamai visi kitos dimensijos reaguoja. Galiu šiek tiek padidinti ataskaitą, kad geriau matytųsi ekrane. Suminimizuosiu ataskaitą ir nuspausiu klavišą Ctrl+S, kad išsaugočiau aplikaciją.